Sveiki visi. Sveiki atvykę. Zdarova. Sveiki atvykę į mano 4. tier listą. Šiandieną mes draugai sureitinguosim pačius populiariausius Lietuvos video. Ir ne, mes nekalbėsim apie šitus šūdinus, niekam neįdomius kūrėjus. Vietoje to mes pakalbėsim apie tikras Lietuvos žvaigždes, apie tikrus žmonės. Matot, aš pagalvojau, kad jeigu aš tiesiog paimčiau 10-20 populiariausių Lietuvos videkų ir jie visi būtų Vaidoto arba Paul Damiko, tai šitas tier listas būtų žiauriai neįdomus. Todėl vietoj to aš surinkau visus legendinius lietuviškus video, kuriuos aš pats žinojau. Jau pusę šitų videkų būsit tikrai matę, bet jeigu norėsit su draugais pasijuokt, visų šitų videkų nuorodas galėsit rasti pas mane aprašyme. Prieš pradedant šitą tier listą dar norėčiau pasakyti, kad čia visur yra mano asmeninė nuomonė. Ir jeigu mane pritarėt arba šiaip norėtumėt pasidalinti kažkokiu tai legendiniu videku, darykite tai komentaruose. Nu ir draugai, važiuojam. Taigi, mūsų pirmasis videkas yra Antaniukas eina namo. Aišku, kad lyja, Antanai, tai gal atsikelsi? Ką? Lyja. Nu, lyja, nu tai einam į namelį, kelkis, blėt, kelkis. Ufonautė. Ku dabar daryti, rupom eiti? O, blėt, pizda ir veidrodėlį ir Antanui pizda. Kurva, veidrodėlį gal ir ne pizda dar, bet Antanui tai jau kaput. Tai gal atsikelsi? Ir šį meno kūrinį aš vertinu S raide. Ir aš žiauriai myliu tą moterį, kuris sugalvojo įsitraukti telefoną, nufilmuoti jos nusigėrusi vyrą ir tiesiog visą laiką jį raustant. Žinot, tokiam videkė aš jaučiu labai daug širdies. Ir buitiškos, gyvenimiškos situacijos, kurios yra visiškai nepiktybiškos, man yra žiauriai juokingos. Taip pat šitas video gauna ekstra taškų už tai, kad kai Antanėlis pargriuvo, jo žmona netikrino, ar Antanėliui galva nepraskelta, o iš karto puolė gelbėt mašinos veidrodėlio. Antanai, blėt, ilga kelionė per kopas tau namo. Man atrodo, kad šitos 15 sekundžių puikiai reprezentuoja lietuvišką vidutinę šeimą. Sekantis video yra Blogio valdovas. Sveiki, Blogio alijanso nariai. Pagaliau atėjo diena, kai mes nustosim tarnauti sistemai ir sukursim savai. Ši diena bus įrašyta į vadovėlius, kaip Blogio imperijos viešpatavimo pradžia. Atėjo laikas, kai mes išlysim į dienos šviesą ir parodysim pasauliui savo galybę. Blogio tamsos valdovą aš vertinu C kategoriją, nes antroji šio videko pusė man atrodo per daug akivaizdžiai suvaidinta. Jeigu į šitame video būtų kalbėjęs tik tai apie savo Blogio imperiją, tai tada šitas videkas tikrai šoktų į S kategoriją, nes man patinka nukvakę šunsnukiai. Bet kadangi yra kaip yra, tai pažiūrėjus visą tą videką man tiesiog pasidaro labai cringe. Toliau mokytoja siautėja. Pažiūrėjus šitą video man pasidaro ne linksma, o liūdna. Aš čia matau tiesiog pagyvenusią moterį, kuri nesugeba tvarkyti su savo emocijom ir jos klasėje sėdinčiais dalbajobais. Dėl šitos priežasties aš šį video vertinu E raide. Toliau turime Lietuvos geriausią laisvai samdomą mokslų daktarą Andrių Ramoną. Na va, aš ką tik iš Maksimos apsipirkau šiandien. Pirkau kopūstą, kavos, morkų, česnakų, kiaušinių. Va, ką tik tai iš Kėdainių Maksimos. Va. Pasirinkimas didelis. Aš nežinau kaip yra jums, bet man šitas video yra iš kitos dimensijos. Jūs neįsivaizduojat, kaip ilgai aš jau laukiu antros dalies. Andriui Ramonui aš skiriu S kategoriją, o jeigu kažkas nesutinka, laukiu jūsų bokso ringe. Sekantis sąraše turbūt yra mano mėgstamiausias lietuviškas video Ar nori gaut pizdy. Girdi, bakurėlį, gal nori gaut pizdy? Kas nori? Ar jūs nori gaut? Kas nori? Na, jūs nori gaut pizdy? Nenori gaut pizdy. Taip san, kas jums yra? Tai jau kažką nupizina. Скорость, колбаса. Скорость.
Šitas video turėjo labai daug skirtingų pavadinimų YouTube'ai, jo autorius kažkur dingo, jis videko nebekuria. Mano teorija, kad tas čiuvas, kuris stovėjo prie Lombardo, jį tiesiog nužudė, ar nori gauti PSD video, turėtų būti saugomas kaip Lietuvos istorinis paveldas. Ir aš jį vertinu S kategoriją. Sekantis yra visų Lietuvos vaikų tėvas Kieša. Duok rūkyt nakui. Neturiu, blėt, tai kur padėjai, blėt? Keščiui atidavau. Keščiui atidavai. O mano, aš irgi kestis nakui. Nu, eik nusipirk. Teik nupirk. O, tai aš neturiu pinigų. Ak, neturi pinigų, aš tau, blėt, pinigų. Pats 500 gauni cigariukų nenusipirkti. Kokius 500, o tu iš medžio iškritai, kurva. 500. Tu girdė, tu beprotė. Ką, 500? Tavo operaciją reikia padaryti galvos. Kurva, 500 aš gaunu. Kaip ir sakiau Antaniuko video, man žiauriai patinka realūs žmonės realiuose buitiškose situacijose. Kieša yra žiauriai charizmatiškas ir jis vienas buvo atsakingas už daugiau nei pusę mūsų mokyklose sakomų prikolų. Kieša yra S kategorija. Toliau turime maestro Kietagalvį. Įsibėgėt gal reikia? Nereikia. Ar jūs žinojote, kad čia nėra vienintelis Kietagalvio video? Šis džentelmenas yra sukūręs ir daugiau darbų. Pavyzdžiui. Dainiau reikės greitai, kai žmogus daužysi galvą. Eik, su šalmu nesusidaužy. Kietagalvį aš vertinu D raidę. Aš manau, kad Kietagalvis nusipelnė D raidės dėl to, nes per jį Lietuvoje atsirado galvos į sieną trankymo trendas. Labas vakaras, brangieji pilotai. Čia skrenda kirvis. Ir šiaip, man videkai, kur kažkas kažkur susižeidžia, yra jokingi tik tai tuo atveju, jeigu juos supa kažkoks tai ekstra kontekstas. Nu, pavyzdžiui, jie ten kažką kvailo sugalvojo padaryti ir tada jie darydami tą kvailą dalyką ten netyčia paslydo. Nu, va tokie videkai, kur tiesiog kažkoks lopas daužo galvą į sieną, man primena zoologijos sodą. Toliau turim video, kaip baltalietuvis valgo žalią šašlyką. Šiandien aš paragausiu visiškai žalio šašlyko. Eik tu savoks susiskanus. Man yra jokinga, kad jis valgė žalią šašlyką. Man yra jokinga ir videko raida, kaip jis nuėjo iki to šašlyko valgymo. Bet šitam balto lietuvio darbui aš duodu D raidę, nes pasakykite man, mano mėly draugai, ar esate įžiūrėję visą šitą video? Aš daug kartų bandžiau žiūrėti, kaip jis valgo tą šašlyką. Kas atsitinka, aš tiesiog paspaudžiu į videko vidurį, toks pamatau, wow, jis iš tikrųjų valgo žalią šašlyką ir tada išjungiu. Ir tada emocija, kuri mane užplūsta, būna ne juokas, o toks tiesiog susiimu už galvos ir blet, tipo, jis rimtai tai daro, žinot. Aš net nesuprantu, ką aš jaučiu, ar man cringe'as, ar man baisu, ar man linksma. Dabar turime antrą tier listo Antaniuką, tik tai šį kartą pamatome jį neprisigėrusi, o gerimo įkarštyje. Varyk, Antaną, varyk. Varyk, Antaniuk, varyk, nebedaug. Pabaig, tu iš butelį parodėk. Tu iš butelį parodėk. Kai aš buvau vaikas ir dar nebuvau ragavęs alkoholio, aš nesupratau, ant kiek Antaniukas žiaurus. Videko komentaruose bandžiau surasti, kas po to buvo Antaniukui, bet vietoj to ten tiesiog radau daug gerų prikolų. Manau, geriausias žodis, kuriuo aš galėčiau apibūdinti šitą Antaniuko video, yra įspūdinga. Tačiau apart to, man nebuvo nei labai juokinga, nei aš ten buvau kažkuo labai tai nusivylęs. Nes Antaniukui varkiai jisai gavo nemokamai degtinės butelį, kurį būtų taip ar taip išgėręs, tik tai kad palaipsniui. Ir dar tie bachūrai, kurie filmavo Antaniuką, jie dar jo prieš tai pasiklausė, ar jis tikrai nori tai daryti. Nu va, žiūrėk. Žiūrėk, kad nebūtų bėdų puta. Nu paragauk, normalus vis. Tai va, kadangi videkas vidutinis, aš įvertinčiau vidutinę raidę, čia būtų C. Ir toliau mūsų laukia lietuvių kalbos pamokėlė su profesoriu Sezi prieš 15 metų, kai jis dar buvo baltaodis ir dirbo taksioru. Nu va, bižokas bus iškalęs. Karočią, lipau į parodą ant trečio передача, kažko nekanalina, jungiau Рычага į antrą передачу. Вгасну iki dugno, nekanalina. Sustojau,
Sakau, reikia pažiūrėt, o matai, maitniko obudas atšokęs. Karbo propkės atšokusios, saliarą išbėgus, babina doda, adačia. Karočią parašą, truba gaunas. Štai kaip aš norėčiau visą tai, ką jis pasakė, išdėstyti tvarkingai, aiškia lietuvių kalba. Gerbiamas taksistas važiavo į Parodos kalną, Kaune, kaip supratote, ir pajuto, kad variklis blogai dirba, nepilnu pajėgumu. Šitas video yra vienintelė priežastis, dėl kurios aš prie Marozo galiu apsimest, kad kažką tai suprantu apie mašinas. Aš įvertinu A raidę ir taip yra tik dėl to, nes aš manau, kad S kategorijos nusipelnė tik tai tikros legendos. Na, o dabar sekantis žmogus, Tinder programėlės įkūrėjas bei pradininkas, Saulius Mangrūda. Tai va, sukūriau šitą video, ne aš parodyti save. Aš esu Saulius Mangrūda. Saulius Mangrūda. Aš ieškau panelis, man yra 16 metų, esu čiulpęs. Šiaip esu fainas vaikinas, draugiškas, draugų neturiu. Mėgstu labai sportuoti ekstremaliai, šaškėm, kortom, golfas, kroketas, visas kitas kietas sportas. Daug planų ateityje neturiu, bet 11 klasę tai jau turėčiau aš pasiekti. Gal mėgstu, kad būtų kur paimti ir už ko paimti. Idealas yra Vitalija Katanskytė. Saulius Mangrūda yra pirmas lietuvis, kuris išdrįso pasakyti gėjišką bairį. Kai buvau vaikas, man šitas videkas buvo juokingas tik dėl to, nes haha, jis yra čiulpęs ir aš žiauriai releitinau. Bet dabar, kai suaugau, aš pradėjau vertinti šito videko sarkazmo lygį. Manau, prie šito videko reikia pribręsti. Kaip prie kokio viskio. Šiaip bairis tai 10 iš 10, vertinu A kategoriją. Toliau turime video apie Antaną Guogą, kai jis dar buvo tik pradėjęs savo pokerio karjerą. Kurva, statyk pyderę nafį. Eik tu nafį, užpėstų. Eik tu nafį, įsijungi. Kurva, tu gali ten. Ką čia daryk? Apie tau 20 baksų, kurva. Eik tu nafį, kurva, eik tu nafį. Kurva, dabar tu pydį nafį. Pažiūrėk, žmonių nėra, blė. Kurva, užpėstų nafį. Užpisai nafį, viskas, kurva. Ten nafį, kurva. Aš manau, kad kiekvienam gameriui šitas videkas yra tikras auksas. Aš pats irgi esu supisęs daugiau klaviatūrų negu moterų. Šitame video matau tik tai 2 minusus. Tai pirma, man yra žiauriai gaila monitoriaus. Ir antra, jis galėjo tiesiog kažką užmušti, jaučiu. Bet bendrai paėmus jis nieko neužmušė, pohui, todėl skiriu jam A raidę. Sekantis video yra apie tai, kaip kažkokio universiteto studentai nusprendė išdurti savo dėstytoją. Ir balandžio 1 proga tiesiog jam pradėjo ploti ir dovanot gėles. Ir turbūt pastebėjot, kad priešingai nei mūsų tas pirmas video, kur rodžiau piktą mokytoją, šitas videkas yra visiškai nepiktybiškas ir nuo jo iš tikrųjų galima nusišypsot. Ar čia kažkoks tai žiaurinis prikolas, gal ir ne, bet man juokinga. Ir jeigu man juokinga, reiškia videkas geras. Ir jeigu videkas geras, bet ne per geras, tai reiškia, kad jis yra B kategorijos. Sekantis Linas Hermanas. Iš visų Lino Hermano šedevrų aš išsirinkau šitą, kuris kalba apie Grybauskaitę. Kas čia mum tą jevrėją įvedė, ar ne? Ponia Grybauskaitė, žydų kilmės galimai. NKVD visi buvo žydai. Dauguma. Atsakyk, kodėl tavo morda žydiška, blėt. Atsakyk, kodėl lietuvių pinigus naikinė. Svetimšališkus įvedi, kodėl į sąjungas jungi, kur lietuvių tauta skalbimo milteliais pirkta. NATO saugo kaip sarginis šuo. Kas man yra juokingiausia, kad Linas Hermanas tiesiog egzistuoja. Tipo, sukvieskit visus Lietuvos rašytojus, aš garantuoju, niekas nesugalvos tokio personažo kaip Linas Hermanas. Jeigu jūs nežinot, ant kiek jis žiaurus, tiesiog parašykit į YouTube raketinis pečius. Bet gal daugiau apie Liną Hermaną kitą kartą, o kol kas šiam videkui aš skiriu A kategoriją. Toliau turim 24 valandų klipą apie Lazauskienę. Iš televizijos aš Rūta Lazauskienė, prašau atidaryti duris. Eik tu nahu, tu Lazauskienė. Lazauskienė, blėt, atvažiavo dar tokia. Tu nahui.
Patrauk ranką, na. Блядь. Duosiu, tai kas aš jums galvoj galiu duoti, na, ne tik... Jūs mane saugokit to. Давай опять политика тема. O tak, blėt. Ir šis klipas mano tier liste yra tik dėl to, kad aš galėčiau jį numesti į F kategoriją. Nesupraskit neteisingai. Man yra juokinga, kas ten vyksta, tačiau man žiauriai nepatinka dėl ko ir kaip tai yra daroma. Įsivaizduokit tų žmonių situaciją. Jiems yra kempę metų, jie prasigėrė ir pas juos atvažiuoja vienas populiariausių televizijos kanalų, kad juos viešai prieš visą Lietuvą papizdavot. Šitas video man atrodo kaip Lietuvos masto patyčios. Ir aš suprantu, kad galima ginčytis dėl to, kad aš videką ar nori gauti pizdį įdėjau į S kategoriją, nors jis irgi tiesiog pizdavojas gatvėje žmonių. Bet matot, aš galvoju, kad šito priekabiavimo skirtumas yra jo intencijoje. Čiuvelis, kuris filmavo ar nori gauti pizdį, jis tiesiog norėjo paprikolinti gatvėje ir padaryti šiek tiek awkward komedijos, bet tie žurnalistai, jie profesionalai, jie supranta, ką daro, jie tiesiog norėjo pasipizdavoti iš asocialių šeimų ir negana to, tai darydavo netiesiogiai, o apsimesdavo, kad nori kažkam tai padėtinai. Bendrai paėmus, iš 24 valandų tikrai buvo daug juokingų klipų, tačiau dėl jų pateikimo ir juos supančių aplinkybių man šiek tiek neskanu burnoj palieka. Sekantis video, arba tiksliau pasakant videkų rinkinys, yra apie dviejų geriausių Lietuvos reperių dvikovą. Čia visokie OG veršinai, ten Remiai ir taip toliau dabar beefina, bet jiem niekam neįdomus, jų repas yra šūdinas. Vat mano laikais prieš kokius 5-10 metų vyko tikroji Lietuvos repo titanų kova, kai Šiaulių legenda Maksas užsirovė ant Slavkos. Jau, čia aš iš naujo sugrįžau, jau. Na, ką tu ten, Maksai, nahui, ką tu, suka, ten, veiki, ką, ble, jau. Вообще, tu ganda šlepas, nahui, iš viso įbanas, lėktuvo pilotas, blėt, nemokė skraidyti. Nu, kas yra? Tau? Svoločio, kurva, nahui. Kurva, aš tave, blėt, tave, nahui, kurva, suėsiu, blėt, nahui, tavo, šį kurva ant tavo galvą, nahui. Aš nemanau, ar aš čia galiu kažką per daug pakomentuoti. Nu, apart to, kad aš galvoju, kad būtent Maksas padėjo Meibacho kaip asmenybės pradmenis. Sekantis video, kas geria, tas dega. Tuoj pyzik iki dugno, kas geria, tas dega. Jeigu pas save plotose kada nors vėl išgirsit šitą frazę, tai dabar žinosit, iš kur kilus. C raidė. Toliau turime skambutį mamai. Sakysiu, mama mane privartavo. Mama, kur tu? Aš važiuoju vaikį verebėjų, kur tu randiesi? Aš tik matau ženklą, kad gudeliai ir kročiai ir mane privartauja merga. Taip? Šį video taip pat vertinu C raidę, nes man asmeniškai jis yra per ilgas. Pirma minutė su pusė yra visiškai nejuokinga. Aš manau, kad visas šitas videkas atsiperka tik tada, jeigu tai nuodugniai nuo pradžios iki galo pražiūri visą. Ir kadangi aš esu sugadintas TikToko, Instagramo ir visokio kitų nesąmonių, tokia laiko investicija dėl tokio haha bajeriuko man yra biški cringe. Todėl keliaukime toliau ir toliau turime visų mėgstamiausią Lietuvos benamį, vardo nežinau. Daug cigaretį. Pas draugą, važiavam, davėm cigarečių yra. A nori? Nori? Aš sėdėjau, bet tu sėsi dabar ilgam. Алло, это должен могу. Идешь там, спасибо, работай. А с жмурим ты нахуй. A ne? Man kaip žmogui, kuris pusę savo gyvenimo praleido kaime, nėra nieko nuostabesnio negu stebėti du bomžus, kurie nepasidalina cigaretėm. Atrodo, pasijaučiu grinai tarsi grįžęs į savo tėviškę. Šis video yra juokingas, galbūt per daug piktybiškas. Aš labai tikiuosi, kad jinai jam galvos nesuskaldė. Aš įvertinu B raidę. Sekantis vienas populiariausių lietuviškų video – nerimas ant galvos. Дурно, хорошо, сопятился, а? Ничего, небо, не спойте, давай, давай. Били по мотору. Не шаг. Пауляк, берега. Блядь. Я не глядя, вы глядя, гибапочек.
Kai kalbėjau apie kietagalvį, aš sakiau, kad videkose, kuriuose kažkas susižeidžia, reikia kažkokio tai konteksto, kad tas videkas būtų juokingas. Ir būtent nerime ant galvos mes tą kontekstą ir gaunam. Vaikai, ką daro alkoholis, nekartokit namie. Aš džiaugiuosi, kad tas ežeras buvo užšalęs, nes jis jaučiu tiesiog būtų paskendęs arba susirgęs. B kategorija. Sekantis video vėl iš teliko apie geriausią Lietuvos vairuotoją. 12-mečiui vaikui reikia automobilio į mokyklą, kad nuvažiuotų, ar ne? Tai ką, žinau, į 5 klasę jau, tai su dviračiu nevažiuos. Skriaudėjai? Šiek tiek tuos, kurie pėsti į mokyklą su klumpėm vaikšto. Ne, mane bandė skriaus, bet kai vienam nosis lūžo, tai po to jau nebandė mane skriaus. Tai iš to, kad tu kalbi, aš suprantu, kad tavo požiūris, kad tu taip ir toliau žadi gyventi. Ne. O tai ką keisi savo gyvenime? Įsilaikysiu teisės ir, nežadau, blėt. Oi, sorry. Čia žargonus mano. Tu dar teisių neturi už tiek jautriai avarijų. Tai kas? Tai aš tavęs ir klausiu, ar nebijai, kad tave pasodins į kalėjimą? Ai, gerai, tik nespank. Aš manau, kad šitas videkas yra vertas S raidės, nes šitas vaikinas jis yra žiauriai bazuotas. Šita situacija kažkiek primena 24 valandas, bet skirtumas yra tas, kad jį lyg ir bandė užvartyti, bet tada jis tiesiog literaliai išsivartė iš gaidžio. Šis vyras atrodo lyg žmogus, kuris galėtų tapti puikiu lyderiu. Žinot, aš dar turiu vietos paveikslam, gal aš tiesiog pradėsiu jį garbinti. Sekantis video, Panevėžys valdo. Vienai dar jau ruošiam sportininkui, vienam varžybas. 1, 2, 3. Važiuoja! Geras! 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 Gerai, dabar viskas. Rengis, jau nebe. Nieko nebėr, ką daryti. Noriu mums visai. Aš nesuprantu, kodėl žmonėms yra juokingas šitas video. Atrodo, jis tiesiog išlipo iš eketės, ėjo ledu, paslydo ir vos nemirė. Kame ten bairės, aš nepagaunu, aš nematau to. Dėl šitos priežasties aš įvertinu F raidę. Bet žinot, kas yra S raidės vertas videkas? Ogi šitas vaikinas pardavinėjantis silkės. Kam silkių skanių? Atlantos silkių. Oi, žmonės, paklausykit. Kodėl silkės skraidžia po okeaną? Nežinot? Kur jos nuklydo? Nežinot? Ar likti čia, ar plaukti kur kitur? Nežinot? Jūs, akli kačiukai, nusipirkit silkių, daug, tada viską sužinosit. Ko pagaidausite? Kažkaip burnoje, priesko. Sakau, gal silkės turite? O kaipgi, rinkitės? Man vis tiek. Kaip tai vis tiek? Pačiupinėkite, pauostykite, pakalnokite. Kaip sakoma, pagal skonį. Kad visos sūrios. Norėčiau su silke išeiti. Tai prašom, gal rinktis ir iš vidurio. Imu. Kurią? Bet kurią. Tučto jau tik malonėkite pasakyti, kur jums prie širdies. Susimildamas, duokite man silkę. Tuoj silkę man. Prašome pasakyti, kuri jums prie širdies. Silkę pavelnių. Greitai. Kas man labiausiai patinka šitam videke, tai faktas, kad šitam renginyje jie yra priversti vaidinti tipinius senoviškus lietuvius. Ir tas vyras yra pasodintas į super nepatogią poziciją, kai savo nepasitenkinimą turi išreikšti lietuvių liaudės terminais. Nežinau, čia yra kažkas tokio. Ne. Toliau turime lietuviškos degtinės reklamą, kuri iš tikrųjų yra ne reklama, o parodija. Naujas, originalios lietuvių degtinės pagrindas – šviežių burokėlių, bulvių ir kopūstų sultys. Lietuvių degtinė jos suteikia šviežių šūdo skonį, vėmalų spalvą ir brandžios vasaros aromatą. Nauja lietuvių degtinė su šviežių burokėlių, bulvių ir kopūstų sultimis. Šitas video buvo vienas didžiausių mano mokyklos hitų. Aš iki šios dienos nesuprantu, kas yra už šitą video atsakingas, kodėl jis egzistuoja iš viso, bet šiaip jis juokingas, aš įvertinu B kategoriją. Toliau turim vieną krindžiškiausių lietuviškų videokų, kaip du draugai per Lietuvos televiziją šoko tektoniką. Iš Prancūzijos į viso pasaulio gatves tektonik netruko išplisti internetu. Paaugliai ir jaunimas pirmųjų šokio judesių dažniausiai išmoksta iš vaizdo klipų internete. Paplito ir šokėjus jungiantis stilius – siauros kelnės, ryškios spalvos ir pašiauštos šukuosenos. Šokio pavadinimas tektonik – aliuzija į tektoninių plokščių susidūrimą. Mat čia jungiami įvairūs šokio stiliai – techno, reivas, hiphopas.
Kažkada live streamindamas Facebook'e ten prieš 2000 žmonių aš apsimečiau, kad į užpakalį kišos bananą. Ir ta mano nesąmonė man vis tiek atrodo mažiau cringe negu tai, kas vyksta čia. Šį video aš vertinu C raide ir taip yra dėl to, nes tas mano jaučiamas cringe'as, jisai užslopina mano juoko emociją. Sekantis video yra vienas iš lietuviško YouTube pradininkų - lietuviška DBZ parodija. Nu što, burunduks, tai kaip nuo vakar šiknos neskauda? Tai nesikėdik daug pačiupinėti. Eik, tu gaidį. Ne, tu visai pidarasas, nebent papus. Tekšt. Nemanai, kad gali nuplyšt. Aš kai buvau vaikas ir žiūrėjau tą videką, man buvo žiauriai juokinga, nes aš net nežinojau, kaip šitie dalykai vyksta ir kaip tai buvo padaryta. Šita animacija atrodė tarsi magija, bet dabar pasižiūrėjus tą videką dar kartą man kažkaip... Aš manau, kad kaip formatas šitas videkas yra žiauriai geras ir šitas video yra tikrai geresnis už dabartinius jo mėgdžiotojus, bet vis tiek šitas video man atrodo per daug vaikiškas ir per daug cringe. To pasekoje aš įvertinu D raidę. Sekantis video yra Tado Vidmanto Atiduok modemą. Ką tau atiduot, sakei? Modemą man atiduok. Kada? Dabar! Dabar, Zachau! Duok dabar! Pasmauksiu, naktį iš tave. Vėlgi, kai buvau vaikas, galvojau, kad čia yra žiauriai juokinga, tačiau pasižiūrėjau šitą video dabar, supratau, kad šitas čiuvas yra žiauriai prastas aktorius. Ir to pasekoje, kai jau matau visą šitą videko magiją ir suprantu, kad čia viskas fake, man yra nejuokinga. Bet kai buvau vaikas, man tai nedašuto. Ir dėl to aš jam skiriu C raidę. Sekantis varlė bibys. O ką tu dirbai? Snargliau to. Nieko. Vienas aš tik tai dirbu. Toj teritorijoje aptvertoj turiu galvo. Salagatų, naujauchastų, sūskiautų, snargliautų, čiulpiziau, varlė bibi. Šitas video man patiko tik dėl to, nes iš jo sužinojau daug naujų keiksmažodžių. Apart to, nieko čia linksmo jame nematau. Dabar vėl, kai pasižiūrėjau šitą videką iš naujo, aš tiesiog prisiminiau, kaip vaikystėje mane muždavo tėvas. Dėl šitos priežasties aš jam skiriu E kategoriją, o tėvai, žinok, aš dar neužmiršau, kad mane muždavai. Ir pradėjau eiti sporto salę. Toliau turime geriausią lietuvišką reklamą apie mineralinį vandenį Vytautas. Vytautas suteikia energijos, nepapildomas kūno dalis. Galėsi perplaukti Nemuną išilgai, net nesustojus pavalgyti, nes užkandžiausi žuvimi, kurią pasigausi plikom rankom. Meškos irgi gaudo žuvį plikom rankom. Tu galėsi plikom rankom gaudyti meškas. Tiesą sakant, aš net nežinau, ar šitas video priklauso būtent šitam tirlistui, tačiau mano galva čia yra vienas geriausių lietuviškų viral videkų. Ir aš nežinau kaip jūs, bet aš pats tai tikrai būtent dėl šito video esu nusipirkęs ne vieną butelį Vytauto. Čia tas pats kaip ir šalto Wolfuko efektas. Tai va, bendrai paėmus, aš jam skiriu A raidę. Sekantis mūsų tirliste yra Vanilos Killa B tėvas, kai jis dalyvavo projekte Prajokink mane. Ištraukų šita yra pati geriausia ir jeigu jums patinka stand-upo komedija, visų videkų nuorodas rasite apačioje. Šio žmogaus pasirodymą aš vertinu A raidę. Na ir tada mūsų paskutinis viral video turėjo būti Verslas nuo nulio, bet dabar aš supratau, kad jisai nepriklauso šitam tirlistui. Bendradarbiaujame su Lietuvoje gerai žinomu biokuro gamintoju. Kokiu įmonės komercinė paslaptis? Prekiaujame medžio granulėmis, briketais bei skaldytomis malkomis. Befilmuojant pagalvojau, kad jisai nepriklauso šitam tirlistui, nes tiesiog čia yra naujosios kartos kūrėjas. Gal aš tiesiog per daug Malinausko žiūriu. Na ir aš tiesiog norėčiau jį palikti šito tirlisto ribų. Tai va, prašau, va taip atrodo mano Lietuvos viral video tirlistas. Aišku, čia yra mano asmeninė nuomonė. Jeigu man nepritarėt arba norėtumėt pasidalinti savo legendiniais vidosais, darykit tai komentaruose. Taipogi nebijokit siūlyt, kokio tirlisto norėtumėt sekančio. O už šito videko idėją aš dėkoju Viliuliui, va jo Instagramas. Tai va, aš pinigais nesiskundžiu, bet jeigu ką, galite paremti mane Patreon'e arba YouTube'ai. Taip pat turiu Instagramą bei TikToką, va jo pavadinimas. Ir iki kito susimatymo, mano mėly genijai. Viso gero.